Įgyvendinant Europos socialinio fondo lėšomis remiamą ugdymo plėtotės centro projektą suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrasias kompetencijas antrasis etapas, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras, bendradarbiaudamas su Prienų ir Lazdijų švietimo centrais, Marijampolės ir Kazlų Rūdos 3-ojo amžiaus universitetais, Šakių Žiburio gimnazija bei Marijampolės pataisos namais 2014 m. vasario-birželio mėnesiais vykdė suaugusiųjų mokymus Marijampolės, Kazlų Rūdos, Birštono, Lazdijų ir Šakių savivaldybėse. Bendraujame su žmonėmis kiekvieną dieną, tai šiaip jau labai yra sunku ir manyčiau labai reikalinga. Mokymų tikslas – padėti įgyti gyvenime ar profesinėje veikloje reikalingų naujų kompetencijų, bei patobulinti jau turimas žinias ir įgūdžius, suteikti suaugusiems daugiau saviraiškos, kokybiško laisvalaikio ir ekonominio bei socialinio aktyvumo visuomenėje galimybių. Psichologijos pagalbos tie modulio kursai mums buvo labai naudingi, man asmeniškai irgi buvo labai naudingi, nes viskas vyko apie bendravimą, apie savęs suvokimą, apie krizės, apie išėjimą iš tų krizių, apie sudėtingus asmenybės raidos vystymosi etapus. Kas anksčiau tiesiog nesusimąstydavai, nepastebėdavai, tai dabar netgi žinai, kaip vienoje ar kitoje situacijoje gali elgtis. Suaugusieji mokėsi finansinio raštingumo, padedančio užtikrinti vyresnio amžiaus žmonių finansinį išprusimą. Pasaulinė krizė parodė, kad būtina žmonės ugdyti ir suaugusius žmonės šviesti, mokyti juos tvarkyti savo finansus. Ir šio projekto modulio tikslas ir yra suteikti suaugusiems asmeninių finansų tvarkymo žinių, ugdyti jų gebėjimą tvarkyti savo asmeninį biudžetą ir protingai, racionaliai paskirstyti savo finansus, pagaliau suteikia žinių tokių paprasta, prieinama forma. Šiuose kursuose žmonės susipažino labai smulkiai ir kur geriau investuoti, kas naudingiau, kaip tvarkyti, kaip ko atsisakyti ir kaip paskirstyti savo finansus. Be finansų mes nesukursim ir tų technologijų, tarp kitko ir sveikos gyvensenos išlaikymų irgi reikalingi finansai. Sveikos gyvensenos skleidžiančios idėją, kad žmogus yra pats atsakingas už savo sveikatą ir yra tiesioginis savo sveikatos kūrėjas bei puoselėtojas. Darom įvairius atsipalaidavimo pratimus, tempimo stuburo pratimus ir, tie pratimai tai labai padeda, kadangi organizmas vis tiek reikalauja ir mankštos, ir nusiraminimo, tai čia gaunam viską. Fizinis kūnas tai yra sveika siela ir sveikas kūnas. Todėl mes ir rašėme projekte mokymus aktyvią fizinę veiklą nuo streso, įtampų, depresijos ir visų nerimų sutrikimų. Labiausia mus gelbsti aktyvi fizinė veikla. Anglų kalbos, suteikiančios galimybę laisvai jaustis ne tik Lietuvoje ir atveriančios daugiau galimybių šiuolaikiniame pasaulyje. Pagrindinis dėmesys, kaip visada, kad kalba padėtų gyventi šiuolaikiniam sąlygom. Mokėmės temų, mokėmės funkcionalios anglų kalbos. Kada kokiu atveju sakyti, kas yra mandagu, kas yra nemandagu, kaip išsisukti iš keblios situacijos, kaip perfrazuoti, jeigu pamiršai žodį, kurio būtinai reikia paminėti. Tokių praktiškų dalykų, kartu išlaikant, kreipiant didelį dėmesį į mandagumą, į diplomatiją, kad nepasirodyti nekultūringų, nemandagių ir natūralu pačių pagrindų anglų gramatikos, bet viskas jiems su praktika. Pažanga yra prisiminta tai, kas kažkada tai mokytasi, kaip matot, dauguma yra truputį ne visai jaunikliai, galbūt vyresni žmonės ir jiem reikėjo prisiminti, o prisiminimas visada kelia keblumų, nepatogu, kad pamiršai, kad kažkaip. Bet manau, kad
tikrai jie padarė pažangą, ko aš be galo džiaugiuosi. Dalyvavo meninio suaugusiųjų ugdymo, teisinio švietimo, ugdančio žmonių pilietiškumą ir suvokimą, kas yra pilietinė visuomenė, demokratinė valstybė bei kaip tai funkcionuoja. Mokėmės bendrom daugiau teisiniam temom. Tai nebuvo labai gilinimasis į teisės mokslą, bet buvo apskritai apie bendras temas, kurios yra reikalingos kasdieniniam gyvenime. Tai ir darbo teisė, šeimos, turtinė teisė, tai klausimai, su kuriais mes susidurėm kasdieną visi. Dauguma tų įstatymų, kuriuos mes nagrinėjom, tai yra jiems žinomi, bet atnaujinti žinias, manau, buvo naudinga. Teisinis raštingumas reikalingas kiekvieną dieną. Ir būtent ne tai, kad ką žinai, bet papildai arba ką pamiršai. Be teisės, teisiniai valstybei gyventi yra sudėtinga ir sunku. Saugaus eismo, verslumo, suteikiančio galimybę nors trumpam pasijusti verslininku, sužinoti, kaip pradedamas ir kuriamas verslas. Tėvų švietimo, supažindinančio su vaikų auklėjimo ir probleminių santykių su vaikais sprendimo galimybėmis. Šios temos, aš manau, yra labai aktualu, todėl kad tėvai labai mažai praleidžia laiko su vaikais, nes grįžtant iš darbo, tai skiria 10 minučių, vėl eina ruoštis darbui. Tai tiesiog gilinamės, kiek mes galim vaikui skirti, kas yra aktyvus klausimasis, kas yra bendravimas nuoširdus su vaiku. Na, aš manau, kad per tuos 2 mėnesius vis tiek kažkokia dalelė maža lieka tėvams. Visą laiką mes ateinam su vaikučiais mamos. Jos neturi dažniausiai kur palikti vaikučių, tai mes darom tokias galimybės, kad galėtų ateiti kartu su vaikučiais, kartu dirbti čia mes. Dirbam vaikučiai šalia jų ir mes matom, kad tos klaidelės, kurias, tiesiog aš pavadinsiu klaidelėm, kurias gal tos įgūdžius atrūko, jau jie pildosi, jau bendrauja kitaip, jau dėkoja vaikams, ko anksčiau galbūt trūko. Žinant, kokia yra pikta visuomenė, tai man buvo labai aktualu, kaip iš anksto apsaugoti nuo tų žalingų visokių tų pagundų, nes auginu 2 berniukus ir mergaitę, tai tiesiog norisi apsaugot vaikus, įspėti juos, kas laukia. Kompiuterinio raštingumo, psichologinės pagalbos, padedančios konstruktyviai spręsti gyvenime kylančias problemas mokymuose. Taip pat vyko suaugusiųjų švietimo medija formomis mokymai, kurie padėjo susipažinti su esminiais skaitmeninių medijų, kompiuterinio dizaino, skaitmeninės fotografijos panaudojimu, darbiniai, šviečiamai, visuomeniniai veiklai bei asmeniniai saviraiškai principais. Suaugusių švietimas medijų formomis šitų kursų esmė yra ta, kad išmokyti suaugusius žmonės, kaip naudotis įvairiom kompiuteriniam priemonėm, programom kompiuteriniam, kurios galėtų padėti jiem įgyvendinti jų kūrybinius lūkesčius. Nes iš tiesų kompiuteriais tai moka jau naudotis ir galvoja, kad žino ten tas įvairias taikomasias programas, skirtas tekstui tvarkyti, informacijai susiieškoti. O kaip sutvarkyti taškinę grafiką, vektorinę grafiką, kaip mokėti nuotraukas tvarkyti, tai kažkaip daugelis vyresnio amžiaus žmonių nemoka. Na, išmokau iš tikrųjų tai daryti įvairius atvirukus, logotipus, vizitinės korteles, lankstinukus, tiesiog dirbti su grafinio dizaino programomis. 2,5 mėnesio lankau šios kursus, esu labai patenkinta, nes iš tikrųjų gavau daug naudingos informacijos. Mokymuose dalyvavo jaunimas, senjorai, įvairiose srityse dirbantys suaugusieji. Pasak dalyvių, šie kursai suteikia galimybę domėtis naujais dalykais, pagilinti įgūdžius, išlaisvinti savo fantaziją, puikiai praleisti laisvalaikį. Patiko mokytojų kantrybė ir dalyko išmanimas, puikiai žaisminga pamokų dvasia, betarpiškas ir draugiškas bendravimas, tarpusavio supratimas, neformali mokymosi aplinka ir žinojimas, kad kiekvieno čia esančio nuomonė yra nepaprastai svarbi, kad suaugusiųjų mokymasis ir turiningesnis laisvalaikis kažkam rūpi.
Todėl norisi sugrįžti, dėkingi likimui, kad teko susieiti, susiburti, išmokti.